Vieną kartą gyveno neturtinga mergaitė ir tarnavo jinai pas ponus. Ir vieną dieną su savo ponais mergaitė važiavo per didelį mišką, o ten juos užpuolė galvažudžiai. Ir visi iki vieno žuvo, tik tai viena mergaitė liko. Nes išsigandusi galvažudžių, jinai pasislėpė už medžio. Ir kai tie su savo grobiu jau nuėjo, mergaitė išlindo iš slėptuvės ir pamatė, kas jos ponams nutiko. Graudžiai apsiverkė mergaitė ir kalbėjo savo: šitos girios nei krašto, nei galo nematyti, pražūsiu aš čia viena, ką man dabar daryti? Ir ėmė jinai eiti ir vaikščioti po mišką. Vaikščiojo, kol visai pavargo. Atsisėdo prie vieno medžio, atsidavė Dievo valiai ir pasakė savo, kad niekur iš čia jau jinai nebesitrauks. Bet po kiek laiko atskrido prie jos baltas balandis ir atsinešė snape aukso raktelį ir pasakė mergaitei: štai ten stovi medis, jame pamatysi dureles su kabančia auksinė spyna. Tu atsirakink tą spyną ir rasi tenai valgyti ir gerti. Mergaitė taip ir padarė. Atsirakino spynelę aukso rakteliu ir rado medyje puodelį pieno ir balto ragaišio. Pavalgė jinai, atsigėrė ir sako savo: na, dabar jau toks metas, kai ir vištos eina tūpti, o aš tokia pavargusi, kad vos galiu be pastovėti. Ir tada pamatė vėl atskrendantį baltą balandį. Jisai laikė snape antrą raktelį. Parodė į kitą medį, liepė jį atsirakinti ir tenai rasianti lovą. Mergaitė taip ir padarė. Atsirakino dureles medyje ir rado ten gražiai pataisytą minkštą lovelę. Taigi jinai pasimeldė, paprašė, kad Dievas ją per naktį sveiką laikytų, atsigulė ir užmigo. O iš ryto vėl ją balandėlis aplankė ir atnešė snape trečią raktelį. Liepė atsirakinti dureles trečiame medyje. Ten ji rasianti drabužius. Ir kai mergaitė atsirakino tas dureles, rado tokius puikius drabužius, kokių net karalaitė neturi. Visus žibančius, žėrinčius, auksų ir brangiaisiais akmenimis siuvinėtus. Ir taip kurį laiką mergaitė ir gyveno, o balandėlis ją viskuo aprūpindavo. Bet vieną dieną atskrido balandėlis ir paklausė: mergaitė, ar nepadarytų man vienos malonės? Su didžiausiu noru, pasakė mergaitė. Aš tave nuvesiu prie vienos trobelės, pasakė balandis. Tenai sėdi sena moteriškė. Jinai tave kalbins, bet tu šiukštu nieko jai neatsakyk. Eik tiesiai pro jos dešinę pusę ir rasi dureles. Kai jas atidarysi, ten pamatysi suversta daugybė žiedų, visokiausių. Tarp jų bus su brangiais akmenimis, auksinių ir labai gražių. Bet tu nė vieno neimk. Pasimk patį paprasčiausią, kurį ten rasi, ir man atnešk. Taip mergaitė ir padarė. Kai balandėlis nuvedė ją prie tos trobelės, jinai įėjo į vidų, o tenai sėdėjo sena moteriškė. Pasižiūrėjo jinai į mergaitę labai nustebusi. Labą dieną, sako, ko tu čia ieškai? Bet mergaitė nieko neatsakė ir pasiruošė eiti pro moteriškę ieškoti to kambarėlio. Bet jinai ją tik taip čiupt už sijono. Kur tu, sako, eini? Čia mano namai, aš čia gyvenu ir čia viskas mano. Mergaitė tylomis iš jos ištrūko, nubėgo į kambarį ir pamatė tenais daugybę žiedų. Ėmė versti, bet nei vieno nebuvo prasto. Visi labai gražūs, visi išpuošti ir išdabinti. Jinai jau buvo benusimenanti, bet staiga pamatė, kaip toji senė pasičiupusi narvelį su kažkokiu paukščiu sėlina pro duris lauk. Greitai jinai prišoko, griebė tą narvelį ir pamatė, kad paukštis snape laiko paprastą žiedelį. tą žiedelį jinai pasiėmė ir greitai nubėgo atgal į tą laukymę, kur laukia savo balandžio. Jinai galvojo, kad tuoj balandėlis atskris ir pasiims savo žiedelį. Bet balandėlis nesirodė, o jinai laukdama ėmė
ir atsirėmė į vieną medį. Tik staiga tas medis pradėjo minkštėti, nuleido šakas žemyn ir jos pavirto žmogaus rankomis. Apkabino tos rankos mergaitę, o kai jinai atsisuko, pamatė, kad medis virtęs gražiu jaunu vyru. Jisai pabučiavo mergaitę ir pasakė: ačiū, tu išvadavai mus iš piktos raganos kerų, kur turėjome būti čionais visi užkerėti. O pasirodo, jo tarnai ir jo žirgai taip pat buvo užkerėti ir virtę medžiais, o jisai pats turėjo lakstyti balandėliu. Taigi mergaitė išvadavo juos iš piktos raganos kerų ir greitai jisai su mergaite, su savo tarnais ir žirgais grįžo į savo tėvo karalystę, o ten ją vedė ir jie ilgai ir laimingai gyveno.